Turizmo akademija pristato kūno lavinimo modulis. 10 sesija. Temos. Hormonai. 2. Labai svarbi raumenys stabilizatoriai. Ir 3. Maisto papildai. 1 dalis. Judam. Pradedam nuo hormonų. Hormonai tai yra dalis to, ką padaro mūsų endokrininė sistema. Ir kaip jūs matot, endokrininė sistema turi labai daug liaukų, kurios išskirstytos per visą mūsų kūną. Ir hormonai, kuriuos jinai gamina, skatina arba stabdo augimą mūsų organų sistemų, veiklą viso mūsų kūno. Tai yra super svarbi reguliuojanti sistema. Ir taip pradėsim nuo to, ką mums duoda hormonai. Tai energijos hormonai. Taip pat yra lytiniai hormonai, kurie skirti tam tikrai lytį ir turi irgi savo akcentus. Ir dar svarbus 3 komponentas, tai yra elgesio hormonai. Visas kompleksas, kadangi mes esam sistema, viskas veikia vienu metu. Tik tai vienais atvejais šiek tiek rolė vienų didesnė arba kitų. Pažiūrim, kas ką daro. Lytiniai hormonai. Kokie? Estrogenai. Jos gamina kiaušidės ir reguliuoja moters reprodukcinę sistemą. Kas yra labai svarbu, tai yra ypatingai moterims. 2. Progesteronas. Irgi kiaušidės. Irgi moterims. Irgi reguliuoja ciklą. Sekantis hormonas yra ir pas vyrus, ir pas moteris. Tai yra testosteronas. Gamina sėklidės ir ypatingai pas vyrus jisai atsako už reprodukcinę sistemą. Taip pat jisai reguliuoja vystymą ir libido. Ir va čia vyrams šitie klausimai yra labai aktualūs, ypatingai kai keičiasi amžius ir atsiranda tam tikri pasikeitimai. Apie tai šiandien irgi trumpai pakalbėsim. Ir taip, energijos hormonai kokie? 1. Insulinas gamina kasa. Reguliuoja gliukozės kiekį kraujyje ir skatina įsisavinimą gliukozės ląstelėse. Jisai turi antagonistą, gliukagoną. Mūsų gamta sugalvoja, kada vieno mažiau, kitas pradeda dominuoti. Ir tai priklauso nuo situacijos. Kortizolis antikščiai gamina. Ir kas yra svarbu, dalyvauja medžiagų apykaitai, padeda organizmui reaguoti į stresą, reguliuoja gliukozės kiekį, riebalų, baltymų apykaitą. Matot, viskas sujungta į vieną didelę sistemą, kuri dirba darniai. Turiu omeny, jeigu viskas yra tvarkoj, jinai dirba darniai. Jeigu atsiranda iššūkiai, stresai, apie ką mes anksčiau jau kalbėjom, tai gali būti tam tikri disbalansai. Ir paskutinis hormonas, kurį norėčiau išskirti kaip iš energetinių hormonų grupės, tai adrenalinas, kurį gamina irgi antikščiai, jisai padidina energijos tiekimą organizmui. Žiūrim kitos. Elgesio hormonai, kognityviniai, irgi labai svarbus, kadangi nuo to priklauso mūsų nuotaika, kaip mes elgiamės. O jeigu mes elgiamės kažkaip ne visai korektiškai, čia gali būti viena iš priežasčių hormonų lygio sviravimas. Oksitocinas gamina hipofizę. Tai yra socialiniai ryšiai, pasitikėjimas, empatija. Tai, kas mums labai svarbu, kai mes bendraujame. Vazopresinas. Vėl hipofizė. Vėl mes kalbam apie galvą. Vėl socialiniai ryšiai, poravimas, tėvystė. Tai yra vaikai ir mūsų ateitis. Ir 3. Serotoninas. Tai neurotransmiteris eina kartu su hormonais ir reguliuoja nuotaiką, emocijos ir elgesį. Paskutinis dopaminas, apie kurį dabar labai daug kalbama, neurotransmiteris, susijęs su malonumo jausmu, motyvacija ir atlygio sistema. Ir dopaminas tai yra tai, ką gauna sportininkai, kai laimi, kai ilgai ruošiasi, ateina varžybos ir pats tą žinau, kadangi dalyvauju varžybose. Tai kai laimi, gauni tam tikrą vietą, kurią planavai, o dar geriau, jeigu viršijai planą, super, labai gerai. Dabar ateinam į labai įdomią sritį.
priežastis, kodėl hormonai ypatingai pas moteris svyruoja lygiai. Pagrindinė priežastis, kad mes turėtume palikuonių. Gamta taip sugalvoja, tam, kad susiformuotų kiaušinėlį, kad jinai galėtų tokioj būsenoj, kokiai reikia, pakliūti į tam vietą, kur jinai lauktų spermatozoidas, reikia laiko. Ir taip atsirado ciklas. Kaip matot šitoj schemoje, idealu 28 dienos, bet tai būna šiek tiek svyruoja. Jeigu mes paimsim mūsų gyvenimo raidą, jų lygis keičiasi. Ir va čia reikia turėti omeny, kol mes esam pakankamai jauni, turiu omeny, kai jau subrendom, hormonų lygis pašoko, matot, čia maždaug 15 metų. Ir maždaug iki 5-50 jisai yra maksimaliam lygiui. Tai yra du pagrindiniai hormonai. Pas vyrus yra testosteronas, o pas moteris estradiolas. Pas moteris po to prasideda nauja fazė, perėjimo, to hormono lygis keičiasi. Matom, testosterono lygis pas moteris praktiškai visą gyvenimą panašus ir net gyvenimo pabaigoje, kaip rodo studijos, ten po 75 jisai pradeda augti. Ir šitas fenomenas visiems labai žinomas gerai, kada močiutės vyresnio amžiaus pradeda varinėti savo senelius. Tai kaip tik ir atsiranda, kad pas senelius testosteronas nukrito, o pas močiutės jisai pašoko. Žiūrim, kokius rezultatus galim gauti su kūno statyba. Ideali situacija, kada pas mus yra plato, tai maždaug nuo 15 iki 5 metų hormonų lygis pakankamai aukštas ir jisai pakankamai stabilus. Šitoj vietoj treniravimo programos visos turi būti panašios, viskas kaip ir tvarkoja. Pasikeitimai prasideda, kai atsiranda didesnis kritimas, pas moteris tai grubiai tariant nuo 55, pas vyrus irgi kažkas tai tokio, kadangi tada vyrai pradeda jausti testosterono lygio kritimą, vyrai pradeda judėti link andropauzės. Taip yra gamtoj ir atkreipdėmėsi savo treniravimo procese. Ir taip testosteronas, jeigu mes paimsim vyrus ir moteris, visoje populiacijoje pas žmonės yra skirtingai. Daugumai jų lygis pakankamai aukštas, bet yra dalis žmonių, kurie turi žemą lygį ir tai yra įgimtai. Ir tas procentas yra panašus pas vyrus ir pas moteris. Jie yra tokie. Šiuo atveju, jeigu mes kalbam apie tam tikrą sportą arba elgesį, jie elgsis truputėlį kitaip. Ne taip, kaip tie, pas kurios testosterono lygis aukštesnis. Tad reikia turėti omeny ir ypatingai, kai jūs pradedat dirbti su klientais arba kai bendraujat, matom, kaip jis žmogus elgesi. Dar labai įdomi studija ir tą reikia irgi turėti omeny, skirtingose sporto šakose yra skirtingas. Ir šitoj vietoj yra paradoksas. Aš pats anksčiau irgi galvojau, kad jėgos sporto atstovai turi aukščiausią testosterono lygį. Bet kaip mes pažiūrėsim, pakankamai aukštas testosterono lygis yra pas plaukikus. Mes matom 4. poziciją, plaukikai vyrai, daug iš jų taškelių tai turi aukštą testosterono lygį. Antroji pozicijoje atkreipčiau dėmesį į lengvą atletiką. Vėl ir vyrai, ir moteris irgi pakankamai daug žmonių, iš tų, kuriems buvo atlikti tyrimai, turi aukštą testosterono lygį. Tie, kurie užsiminėja irklavimu ir, kaip nebūtų keista, dziudo. Tai aš išskirčiau tokias 4 sporto šakos, kurių atstovai, kaip nustatė tyrėjai, turėjo, sakyčiau, taip aukščiausią testosterono lygį. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tik tai testosteronas nėra absoliutus rodiklis, kad būtinai turi pasikeisti kūno apimtis arba reaguoti raumenis. Tai yra vienas iš rodiklių arba vienas iš komponentų treniravimo procese arba mūsų fiziologijai. Ir taip, kokie yra skirtumai tarp moters ir vyro reakcijos į krūvį ir testosteronas atitinkamai čia turi tam tikrą savo rolę. Buvo atliktos studijos, kur
tai pačiai grupiai buvo įvertintos bicepso apimtis pas vyrus ir moteris, buvo atlikta ta pati treniravimo programa ir buvo pažiūrėtas rezultatas, kokie įvyko pasikeitimai. Mes matom, kad pasikeitimai įvyko maždaug proporcingi, kadangi pas vyrus testosterono daugiau, tai apimtis pašoko, pas moteris, kadangi testosterono yra mažiau, apimtis irgi pašoko, bet jos nepavijo vyrus ir, taip sakant, ta proporcija, ant kiek buvo atsilikimas, liko. Tai reikia turėti omeny, jeigu mes siekiam tam tikros hipertrofijos. Dar kas yra svarbu, irgi dėl testosterono. Šitos studijos rodo, kaip keičiasi testosterono lygis priklausomai nuo to, buvo naudojami kontraceptinės priemonės ir hormonų pakeitimo terapija. Mes matom juoda linija, kai yra, sakysim taip, natūralus procesas, tai lygiai yra tokie. Ir kai yra invazija su kontracepcija, hormoninė turim omeny, oralinė, kas vyksta, testosterono lygis krenta. Kai atsiranda menopauzė, pradeda moteris naudoti hormonų pakeitimo terapiją, mes matom, testosterono lygis buvo žemesnis. Eksperimentas buvo atliktas, rezultatai yra tokie. Galvokit, mąstykit, kaip elgtis. Kaip įvertinti testosterono lygis? Tai pirmas, kas yra svarbu, bendras testosterono įvertinimas, tai laboratorijai bendras testosteronas. Antras, norėdami įvertinti simptomus, tokius kaip nuovargis, mažas lytinis potraukis arba raumenų masės praradimas, svarbu žinot, koks yra laisvas testosteronas. Vyresnio amžiaus vyrams yra vienas ypatumas, kadangi SHBG lygis didėja su amžium, tai yra lytinio hormono surišimo hemoglobinas. Labai svarbu žiūrėti, koks yra laisvas testosteronas. Jeigu mes paimsim vyrus ir pažiūrėsim gyvenimo raidą, mes pamatysim, kad yra svyravimai tarp bendro testosterono ir laisvo testosterono. Mes matom, kad su amžium šita proporcija keičiasi, tai reikia žinot, tam, kad nepakliūt į tam tikras pinklės, kurios susiję su nelabai švaria rinkodara. Kas skatina testosterono gamybą organizme? Tai pirmas, fizinis krūvis, tai jėgos ir HIIT treniruotės, tai yra adaptacinis atsakas. Sekantis punktas, tai yra optimali mityba, kurioje turi būti pakankamai baltymų, riebalų, angliavandenių, taip pat turi būti tokie mineralai kaip cinkas, magnis ir vitaminas D. Taip pat yra labai svarbus miegas. Kokybiškas, kad jūs įsimiegotumėt. Ir svarbiausias turbūt aspektas, tai yra streso lygis. Stresas mums naudingas, kada trumpas, bet kada jisai ilgas, jisai mus žudo. Tai yra tas, kas lemia testosterono lygį, libido ir daugelį kitų ypatumų susijų su hormonais. Ir taip, dopamino sistema. Kodėl aš į ją kreipiu dėmesį, kadangi dabar mes apie dopaminą labai daug girdim ir šita sistema darosi mums aktuali, jos rolė dėl tokių priežasčių ir pasekmių, kurios atneša šitos sistemos nesaikingas naudojimas ir, sakysim taip, situacijos, į kurias mes pakliūnam. Ir tame tarpe salėje. Tai pirmas, per didelis medžiagų vartojimas. Tai nebūtinai narkotinės medžiagos, tai gali būti ir alkoholis, ir kitos medžiagos, kurios skatina šitos sistemos perkrovą. Sekantis punktas, tai patologinis elgesys. Tai priklausomybė. Ir priklausomybės reikia turėti omeny ne tik tai nuo žaidimų, bet ir nuo socialinių tinklų, informacinio srauto. Ir čia yra labai didelis iššūkis visiems sportuojantiems, kadangi jie dabar pradėjo naudoti labai daug ausinių ir su mobiliais telefonais būna praktiškai visi salėse. Tai šitie gadžetai, vietoj to, kad padėt ir paskatint jūs treniravimo procesui, jie išskaido jūsų dėmesį,
Jūs nejaučiat savo kūno ir dopamino sistema pradeda grybauti. Jūs gaunat papildomą stresą, lėtinį, kuris atsiranda dėl šių kaip tik prietaisų, kuriuos jūs kaip ir matot šituose nuotraukose, skatina nenormalią dopamino gamybą. Ir nuo to atsiranda tam tikros pasekmės. Kokios? Anksčiau negu reikia atsiranda nuovargis, atsiranda nuotaikos pokyčiai neprognozuojami, atsiranda jautrumo sumažėjimas ir keičiasi dėmesys, keičiasi atminties ypatumai ir sprendimo priėmimo gebėjimai, kas yra labai svarbu, kai jūs atlikinėjate treniruotę, tam, kad jūs galėtume suprast, kada atėjo nuovargio taškas ir kada reikia sustot, kad negaut traumas atlieka tam tikrą pratimą. Sveiki, mano vardas Mindaugas Juška. Esu kvalifikuotas asmeninis fitneso treneris bei mitybos specialistas. Taip pat esu knygos Kaip sukurti savo svajonių kūną bei daugumos straipsnių susijusių su fitneso bei sveikatingumu autorius bei publikuotojas. Ir šiandien mes pakalbėsime apie pilvo bei juosmens raumenis ir jų lavinimą. Pilvo bei juosmens raumenis, angliškai core muscles, iš ties nėra tiksliai apibrėžti, bet jeigu žiūrint pagal mūsų esamą kūno ir raumenų anatomiją, tai yra iš esmės visi mūsų esami raumenys tarp krūtinės bei mūsų klubų. Kad būtų galima labiau suprasti šių raumenų esamą padėtį bei funkciją, juos galima skirstyti į dvi skirtingas kategorijas. Pirmoji kategorija tai būtų raumenys paviršiniai, arba visi mūsų esantis paviršyje juosmens bei pilvo raumenys. Antroji kategorija tai būtų raumenys giluminiai, arba dar žinoma kaip raumenys stabilizatoriai. Pradedant nuo pirmos kategorijos, tai yra nuo raumenų paviršinių, į ją įeina tokie raumenys kaip pirmiausia tiesusis pilvo raumuo, angliškai abdominal muscle, kuris yra vienas iš ko gero geidžiamiausių bei estetiškiausių pilvo raumenų, bei kurį dažniausiai mėgėjai sportininkai treniruoja kone per daug dažnai. Taip, bandyti pagerinti jų esamą reljefą, bet tai nėra iš patinės pusės teisinga, kadangi, kaip žinia, norint sumažinti savo bendrą kūno riebalų kiekį, pirmiausia, turi būti įvesta tam tikra mitybos logika bei tam tikras apribotas kalorijų bendras kiekis. Kiti paviršiniai pilvo bei juosmens raumenys būtų įstrižiniai pilvo raumenys arba šoniniai pilvo raumenys. Kitas būtų raumuo esantis nugaroje, tai yra tiesiamasis nugaros raumuo, kuris yra vienas apskritai iš mūsų ilgiausių viso kūno raumenų. Kita grupė būtų raumenys giluminiai arba raumenys stabilizatoriai. Ir jau pats pavadinimas nusako šių raumenų pagrindinę funkciją, tai yra stabilizuoti mūsų juosmenį bei stuburą, taip apsaugant jį nuo galimų traumų, bei perduoti jėgą iš apatinės kūno dalies į viršutinę ir atvirkščiai. Į šią kategoriją eina tokie raumenys kaip pirmiausia skersinis pilvo raumuo, tai yra ko gero vienas iš giliausių mūsų pilvo raumenų. Dar žinomas kaip korsetinis raumuo, kadangi jis į savo sandarą yra panašus į korsetą. Taip pat giluminis įstrižinis raumuo, kuris yra po išorinių įstrižinių pilvo raumenių, bei klubinis juosmens raumuo. Yra daugiau raumenų giluminių, bet aš tik paminėjau šiuos pagrindinius, kuriuos mums reikėtų kaip ir labiausiai įsiminti bei žinoti. Dažnai šitie raumenys praranda tonusą pirmiausia dėl ilgo sėdėjimo, iš po patirtų traumų, būna moterims iš po gimdymo. Taigi šios raumenys taip pat reikia aktyvuoti, reikia kelti tonusą, kadangi būtent nuo jų priklauso mūsų nugaros padėtis bei bendra būklė. O dabar norėčiau su jumis pasidalinti savo top 5 pratimais, kurie mano manymu yra vieni iš geriausiai lavinančių mūsų giluminis bei išorinis pilvo ir juosmens raumenis. Pirmas pratimas būtų hiperekstenzija, arba dar žinomas kaip atsilenkimai nugarai treniruoklėje. Tai yra išties puikus bei saugus pratimas, kuris puikiai lavina mūsų tiesiamosios nugaros raumenis. Taipogi aprauna papildomai ir mūsų lenkiamosios šlaunies raumenis bei mūsų sėdmenis.
Pratimas turi keletą variacijų, tai gali būti atliekamas ir skirtingais apkrovos kampais, gali būti atliekamas ir su papildomu svoriu rankose bei su pasipriešinimu gumomis. Kitas pratimas būtų sulenkimai laikant abi tiesias rankas virš galvos. Pratimas reikalauja šiek tiek daugiau mobilumo bei stabilizavimo iš mūsų juosmens bei pilvo raumenų negu įprasti sulenkimai. Pratimą galima atlikti taipogi įvairiomis variacijomis, galima atlikti pasisunkinant ir su papildomu svoriu rankose, arba atlikti treniruoklėje kojas užkišus žemyn galvą. Sekantis pratimas būtų kojų pritraukimai laikant abi kojas ant gimnastinio kamuolio. Pratimas, kuris puikiai prauna tiek mūsų paviršinius, tiek giluminius pilvo ir juosmens raumenis. Galimas vėlgi keletas skirtingų pratimo atlikimo variacijų. Galima traukti kojas į priekį, galima kelti daugiau dubinį viršų. Šis pratimo variantas daugiau reikalauja to pačiu ir mobilumo bei dar didesnio stabilizavimo iš mūsų pilvo ir juosmens raumenų. Kitas pratimas būtų kojų ir dubens kėlimas kabant ant skersinio. Pratimas, kuris reikalauja išties nemažai jėgos bei mobilumo. Galimi įvairūs pratimo atlikimo variantai, galima kelti ir įstrižai, daugiau apkraunant būtent įstrižinius pilvo raumenis. Kam yra per sunku atlikti šį pratimą kabant ant skersinio, galima atlikti ir kuo puikiausiai treniruoklėje, tai yra su mažesne apkrova. Na ir labiausiai apkraunantis bei aktyvuojantis tiek visą pilvo priekinę sieną, tai yra paviršinius pilvo raumenis, tiek visus giluminius pilvo bei juosmens raumenis, tai yra važiavimas su ratuku pilvo presui. Pratimas turi taipogi keletą variacijų, tai yra sunkesnė ir lengvesnė. Galimas pratimo atlikimas nuo kelių, galimas ir tiesiomis kojomis. Be abejo, tiesiomis kojomis tai pratimas padaromas tikrai ne kiekvienam, tai yra šiam pratimo variantui reikia jau šiek tiek geresnio bendro fizinio pasiruošimo, kadangi reikia geros bendros kūno raumenų koordinacijos bei nemažai jėgos iš viso juosmens bei visų trimų giluminių bei paviršinių pilvo raumenų. Kaip ir minėjau, pratimas labiausiai aktyvuojantis mūsų pilvo raumenis, tiek paviršinius, tiek giluminius, bet šiam pratimui jau reikia šiek tiek geresnio bendro fizinio pasiruošimo. Taigi, šiam kartui tiek, ačiū už dėmesį ir iki kito karto. Tema 3. Maisto papildai. Pirma dalis. Kas yra maisto papildai? Tai yra tie substratai arba medžiagos, kuriomis mes papildom savo pagrindinį maistą. Tai yra ne maisto pakaitalas, o tiesiog papildymas, kad mūsų maistas būtų pilnavertis. Toks, kaip mums reikia šio gyvenimo laikotarpio. Panagrinėsim pagal funkcijas. Kokios funkcijos mums svarbios kaip sportuojantiems? Tai pirma funkcija, kurią gali atlikti kai kurie maisto papildai, tai yra pretrening. Kas tai yra? Tai pagreitinti kūno įsitraukimą į treniravimo procesą. Tai yra toks paskatinimas, kad greičiau mūsų kūnas galėtų dirbti, treniruoti 100% savo galimybę. Antra grupė tai papildai, kurie skatina arba padeda mums atlikti gerai treniruotę treniravimo metu. Kai treniruotės būna labai ilgos, įvyksta tam tikri procesai, kai tam tikrų substratų darosi mažiau negu mums reikia, kad efektyviai treniruotės, dėl to reikalingi nutrientai, kurie subalansuos mūsų vidinę situaciją. Tai dažniausiai tai yra pradžioje vanduo, po to elektrolitai, po to eina angliavandeniai ir po to jau gali būti baltymai. Bet čia jau, taip sakant, labai toli ir tai dažniausiai būna, kai treniruotės vyksta keletą valandų. Tai, sakysim, pas trailerius, kurie bėgioja ilgus trailus, tai tada ten jų mitybos plane, treniruotės arba rungtynių metu gali atsirasti ir baltymai. Taip, dažniausiai būna vanduo, elektrolitai ir kažkiek tai angliavandeniai. Ir paskutinė funkcija, kuri irgi labai svarbi ir turbūt yra net svarbiausia, taip aš galėčiau pasakyti, tai atsistatymą. Kodėl jinai svarbi? Kadangi mes žinom, kad per treniruotę mes
išsikraunam, o tas atsistatymas ir mūsų būsenos pagerėjimas kaip tik vyksta po to. Tai vat, mes galim paskatinti anabolizmą, tai yra augimą, atsistatymą, endokrininės sistemos veiklą ir paskatinti detoksikaciją. Detoksikacija tai yra išvedimą metabolitų, tai yra reakcijų likučių, kurios įvyko, kai įvyko mūsų kūno atsinaujinimas. Ir taip mes turim visą grupę, kuri veikia vienu metu ir tam tikros veiklios medžiagos gali padėti paskatinti vieną, antrą arba trečią procesą. Ir kas yra labai svarbu su maisto papildais, kad labai dažnai, kadangi šita industrija labai didelė, etiketė ne visada atitinka turiniui. Ir čia yra šitoj vietoj pagrindinė rizika, kadangi mes perkam, žiūrime etiketę ir ne visada ten būna tai, kas yra parašyta. Ir čia yra pagrindinis iššūkis. Tai pakomentuosiu šitą iššūkį keliais tyrimais, kurie buvo atlikti. Pavyzdžiui, atliktos studijos dėl žuvų taukų omega-3. Ir buvo pamatyta, kad iš 32 produktų pagal deklaraciją, o ten buvo 100% parašyta, kaip turėtų būti, kiek atitiko. Jūs matot, kad tik tai 3 gamintojai padarė tai, kas turi būti ir jie net viršijo tą normą. O visi kiti kažkur tai grybavo ženkliai mažiau, negu turėtų būti. Ką tai reiškia? Tai reiškia žmonės, kai pirko, jie galvojo, kad norma yra tokia, o iš tikrųjų ten buvo ženkliai mažiau. Tai reiškia, jie nedagavo omega-3, nors galvojo, kad buvo įpakavime tiek, kiek turi būti. Ir tai yra iššūkis dėl dozės, kokia yra. Svarbu žiūrėti į tam tikrus simbolius, kurie turi būti etiketėje. Tai pirmas yra GMP sertifikatas, kuris rodo, kad gamintojas prisilaiko tam tikro standarto, kuris yra tikrinamas. Technologija yra prižiūrima. Tai yra tam tikra tarptautinė sistema, pagal kurią duodama tokia etiketė. Žiūrėkit, kad jinai būtų. Antras, tai lipdukas, kurį duoda čia jau amerikonai, kad patikrinta ir atitinka tam, kas yra parašyta. Ir trečias, laboratorija, kurį tikrina dėl dopingo. Ir čia yra Amerikos ir Lietuvos antidopingo agentūros, yra sąrašas, kur medžiagos, kurios leistinos ir neleistinos. Tai jeigu jums tai aktualu, tikrinkit sąrašą ir žiūrėkit, kas yra parašyta pas gamintojus. Tai yra mažiausia tikimybė, kad jūs gausit produktą, kuris netitiks jūsų lūkesčiams. Svarbu žinot, kad mes turim gauti produktą, kuris atitinka mūsų lūkesčiams ir tam treniravimo protokolui, kuris pas mus yra. Kokie yra pavojai? Čia šitoj vietoj labiausiai kenčia. Kaip jūs matot, didžiausia dalis tai yra kultūrizmas, kadangi ten dažniausiai būna tos priemaišos, tai yra negerai išvalytos medžiagos, kurios paskatina tam tikrą ligą, kuri susiję su kepenų veikla. Ir taip mes matom, kad kultūristai vieni iš lyderių, kurie naudoja pakankamai daug įvairių papildų ir šitoj vietoj mums reikia tiesiog būti ženkliai atsargesniems. Reikia žinot, kad yra tam tikros kategorijos, kur gali būti tam tikrų priemaišų, kurios gali sukelt šitą ligą susiję su kepenų veikla. Tai iš vitaminų tai yra vitaminas C, niacinas, folatai, iš mineralų tai geležis, kalcis ir kalis. Jeigu mes paimsim žolelių komponentus, tai yra žalios arbatos ekstraktas, imbieras ir įvairūs kinietiški žolelių rinkiniai. Taip pat reikia labai atsargiai žiūrėti į tai, kad gali būti taip, kad bus anabolinių steroidų, kurie gali būti parašyti smulkių tekstų, kurių buvimas gali būti kritinis, jeigu jūs dalyvaujat varžybose, kur yra dopingo kontrolė. Kodėl tai yra svarbu?
Kodėl aš atkreipiau dėmesį į tą problemą, kuri susiję su kepenų veiklos sutrikimu. Kadangi mes nejaučiam ir nematom, kai perkam nekokybišką produktą ir jo pakankamai didelį kiekį naudojam, tai šita liga gali atsirast patyliukais. Ir po to mes, galvodami, kad mes daromės nuo sportavimo tik tai stipresniais, mes pamatom, kad jeigu vartojam nekokybišką maisto papildą, prasto gamintojo, kuris gamina pigiai, kas dažniausiai būna, tai galim turėti tam tikrą bėdą. Ir čia jūs matot pjūvius, kaip keitėsi ir keičiasi kepenų struktūra pas tos žmonės, kurie susirgo tą ligą ir kaip tik nuo nekokybiškų maisto papildų. Tai žiūrėkit į etiketės, galvokit, skaičiuokit ir būkite sveiki. Ačiū Jums ir iki susitikimo.